Tai tu galvoji, jinai pasiseks, gal nepasiseks. Bet ar tu galvoji, kad aš čia milijoną pasidarysiu tik dėl to, nes, tipo, aš dabar žinomesnė, kad su tam buvau, aš priminsiu, aš neprašiau tavęs, kad tu mane filmuotum. Tu prašai manęs. Ir tu prašai sutartį pasirašyti kažkokiam popierėlio, kuri negalioja ir nėra oficiali. Tai tu prašai šitų dalykų, čia yra įrodymus, palik mane ramybėj, sakau. Ir būtų gerai kažkaip, kad gal kad įkalbėtume mes jį, kad jis man pervestų tiesiog gal likusius pinigus, nes aš dabar turiu 70, tai man trūksta 46 eurų, man atrodo. Kiam 6 eurų trūksta? Ne, aš pridėti jo nepridėsiu, nes jis sakys, aš reklamą iš jo darausi. O iš manęs reklamos, aš neparduodu reklamos, tai aš nedarau reklamos ir nedarysiu. Voveriukui šiandien norėjau padaryti reklamą, tai jisai sakė man kažką įmes, kaip neįmetė, taip neįmetė. O reklamos gavo prieš 2000 žmonių už dyką. Ir vėliau dar apstūmė, kad aš tokia pati kaip Kristina. Tai man atrodo, kad jis labiau panašesnis į Kristiną, neatrodo taip. Tai pradėkim nuo to tada. Tai, žodžiu, visi kažkokie dviveidžiai, visi... Aš nesuprantu, kaip galima būti tokiais žmonėm. Kaip galima būti tokiais žmonėm, atrodo, tu turi pakankamai, kam čia... Kaip tik atrodo, norėtųsi daugiau atrast bendraminčių, daugiau norėtųsi kažką kartu padaryti. Kai siūlai idėjas, tai jie klauso, jo, man patiktų, voveriukas, scenarijus, filmas, jo, gerai, aš viską padaryčiau, suvaidinčiau, o dabar prisijungia tik tai švarkelį Giedra pardavinėja, švarkelį jinai savo pardavinėja, į kasą aš jai, ko čia jinai jį pardavinėja, negali jinai jo pardavinėti, mesgi čia viską tik pardavinėjom. Tai toks, blėt, tipo, klausai ir dar ten, tipo, stumia. Jeigu vieną kartą tu padarai klaidą, tai tu padarai visam gyvenimui klaidą. Jau pizda. Karoči, tiesiog. Jūs niekad nematysit manęs, kad aš trinčiausi su dachuja žmonių. Niekad nematysit, nematėt ir nematysit. Paauglystės laikais, kai tu nežinai, kas gerai, kas blogai, nes... Tas, kas nori, kad blogą kažką padarytum, sako, kad čia gražus vaisius, imk ir atsikask, nes čia visi taip daro, viskas čia gerai. Ir tu paauglysai gal ir pridarai kažkokių tų minimalių dalykų, nes suaugę taigi daro taip. Suaugusiems taip gerai, kiša tai galvas, trinatės su paaugliais, būdami ten 30 mečiai, tai aišku, kad paauglysai gal ir pridarai vienetinių atvejų šudinų. Jeigu neturi hobių, jeigu neturi užsiėmimo, jeigu neturi kažkokio tai savo nuosavo kiemo, ne? Nesvarbu, kad aš turiu tipo kur nueit, nes čia Neveronėse gyvena mano mamos brolis, ne? Tai aš galiu, ta prasme, jo nueiti, gal ten mes ir sodo turim kažkiek, ne? Tai aš galiu tam būti, bet tu visus metus gyvenimo savo ten nepribūsi, supranti. Nepribūsi tu ten. Norisi kažko naujo, ne? Norisi kažko. Ir vat, čia galvoju, tiktokeriai, jeigu jau tiek žmonių žiūri tiktokerius kai kurios, tai galvoju, gal jie iš tikrųjų verti to. Pasirodo, čia susirinkę visi tie, kur kenkia ir visi tie, kur tai daro, tai... Nei Voveriukas dabar paskutiniai vietoj, Mariukas paskutiniai vietoj, Deivis paskutiniai vietoj, Lauris dar žemesniai. Ne, toj pačioj vietoj, visi toj pačioj vietoj, visi iki vieno yra toj pačioj vietoj, pykit jūs nepykit, kitų aš nežinau, bet jeigu jūs garbinat juos, tai jūs tokia patys tada. Tai... Aš nesakau, kad aš esu gera, bet aš esu gera, kai aš esu viena. Kai aš esu viena, kai aš stengiuosi pati, kai aš dirbdavau darbus, aš esu visą laiką gera, iki tol, kol aš per daug kritinių atvejų nepatiriu arba nepamatau. Tada aš tiesiog darau, nes aš žinau, kad aš vis tiek prarasiu darbą, aš tada tiesiog bandau įsiaiškinti, kas vyksta. Pavyzdžiui, buvo viena kompanija, kur uždara patalpa, maža kompanija, gėlių kombinacijas reikėjo daryti prie linijos su samanom. Tai įsivaizduokite, yra nevėdinama patalpa, maždaug kokia 40 kvadratų dydžio. Ne, per pusę, gal 20 kvadratų dydžio patalpa,
Jo yra viena linija, be langų, be atidarytų durų, be nieko, pilna gėlių, pilna žemių ant žemės ir tu turi plėšyti samanas su trašom, dėti prieš savo nosį ant linijos ir tos samanos su tom dulkėm ir trašom skraido. Tai vieną dieną tu gali ten padirbti. Bet tie žmonės, kurie ir dar jauni vaikai, ta prasme, ten gali dirbti nuo 15-16, įsivaizduokit, yra ir nuo 15, ir nuo 16, ir 17-18, yra ir savų žmonių, nepasiturinčių, kurie dirba tą darbą, su tom trašom kvepuoja kiekvieną dieną, ir kosi, ir sloga, ir čiaudai, ir vemia, ir ten nueini į valgomąjį, ir ten pritrypta, ir tualetas valgomajam, nevalytas, nei tu ten atsidarysi tų durų, nei tu ten pasisiosi bendras ir moterų ir vyrų, ir kai pamatai tokią kompaniją, tai tu ten negali nesiimti kažkokių tai, bent jau nufotkinti ir į darbo inspekciją nusiūs, ten neįmanoma tiesiog, tai aš žinau, kad aš išeisiu, bet man tų žmonių, kurie neturi pasirinkimo, tiesiog gaila, tai čia aš nežinau, ar aš čia blogai padarau, žinokit, jeigu taip, tai tokiu atveju tikrai nemažai ten Olandijai, irgi ne viskas pyragai, žinokit. Kas slepia mokesčius, kas slepia ten daug ką. Ar nori greitai uždirbti kažkaip tų lengvų pinigų kažkokių. Iliuzijai pas mane, koks Laurynas buvo, kai aš jį pamačiau, tai jis toks gerietis, nuskriaustas berniukas atrodė. Tai aš tokia, kaip čia tai, what the fuck, taigi nais viskas, taigi aš bandžiau pralinksminti jį, kažkaip papasakoti apie Olandiją, kažką, nežinau, pasikačiau į namus, tuo metu Olandijai po save, persirengiau, atsisėdau, tai sakau, ką darom, gal nori kažkur varyti, gal kažką, nes jis su mašina, tai gal aprodyti kažką, bet jisai buvo linkęs iš karto jau prie savo plano, tai tai, kad jisai galvoja, aš aišku, gal ir atsigavau, gražiausias man vaikinas lyginant su visais, kuriuos aš turėjau. Bet kas iš to, matot, dabar aš jeigu būčiau viena buvus ir tokia, tai aš gal būčiau dar gražesnis susiradus per tos 2 metus, tai irgi nežinai. Ar čia man jisai pakėlė tą savivertę kažkokią tai viduje, nežinau, sakau. Čia jo toks planas, kad jisai pabus su manim, tipo apsimes, kad myli ir uždirbs šeimai savo pinigų. Tai gerai, man negaila, sakau, bet būtų gerai, kad kažkaip, nežinau, man padėtų susimokėti šitą sąskaitą ir man tik tai tiek ir reikėtų. Ačiū 9 žmonės už follow. Tai būtų gerai kažkaip, kad gal mes įkalbėtume kartu Lauryną, kad jis man bent jau 100 eurų pervestų, nes man įmetė tokia mergina 60 eurų. Nenorėjau aš jas daug prašyti, nors jinai atrodo lyg ir turėtų pinigų, bet vis tiek aš nemanau, kad aš turiu teisę čia visą sumą prašyti, man reikia pasistengti, manau, kad daugiau žmonių pagalvotų, kad gal reikia padėti, nežinau. Tai toks dalykas kažkaip ir dar kažkas švediškų kronų įmetė, tai man reikėtų 100 eurų, nežinau, ne 46 eurų. Jeigu dabar aš turiu 7, buvo 116 sąskaita. -96 ten kažkas panašaus, tai aš nelabai supratau, ką reiškia tas -96, ar jie čia prisiskaičiuos kažkaip ar ten. Žodžiu, reikia tas sąskaitas irgi išmanyti gerai, nes labai keista sąskaita, tiesą sakant. Už skambučių 105, už internetą 62 ir kitos paslaugos 69 ar kiek ten. Aš siunčiau tai merginai ir aš įkėliau screenshotą į savo TikToko paskyrą. Tai voveriukas stumia, kad aš meluoju tipo apie sąskaitą. Jis debilas, ta prasme. Tai čia, sakau, įkelsiu, jisai toliau ten savo varą net neklauso. Tai kaip žiauru, kaip galima šnekėti su žmogum ir kažką įrodyti, jeigu... Sakiau 200 jo, bet sakau, 116 iš viso rodo, bet -96. Tai mama sakė, kad kažkiek sumokėjo, kažkaip kažką ten lyg ir sumokėjo, man atrodo, kažkiek. Tai gal į savo sąskaitas sumokėjo kažkaip per daug, nežinau irgi. To, neįsivaizduoju žodžiu, bet rašo, kad 116 iš viso sumokėt, aš dabar 70 eurų turiu. Ir man dar trūksta 46 eurų. Ir dar rašo toj sąskaitoj -96 eurai. Tai čia išminusuota kitos paslaugos. Tai kas tas kitos paslaugos, tai aš nelabai suprantu.
Discordas paskundė, neįmanoma paskusti VMI, nes aš neuždirbu 1000 netgi per mėnesį. Tai manęs neįmanoma paskust, nes aš net nedirbu. Aš skaičiausi visus įstatymus ir man Laurynas kažką užsiminęs buvo. Tai įsivaizduokit, jisai man užsiminė, kad geriau neatsidaryt individualaus verslo, sako, nes tau mokesčiai nuskaičiuos. Tu nedaryk geriau, sako, nedaryk. Tai kažką gerą pasako, kažką blogo pasako, tai čia aš pati nagus savo pasidariau pati. Aš turėjau priemonės iš anksčiau dar, iš Olandijos ir dabar tik tai užsisakiau po eurą šitų papuošimų nagų, tai kiek čia 4 max eurai. Padainuoju, įmetu 6 eurus. Ačiū, kad bandot mane pralinksmint, bet dabar tai tikrai negaliu dainuot, be šansų. Dabar be šansų, žinokit, dabar man nusiblokavę viskas, mano balsas, aš nenoriu šnekėti, aš šneku suspaustas stygos, tiesiog užspaustas į stresą, jos taip užsispaudžia, kad aš šneku per čia tiesiog. Kaip gaidys koks tiesiog. Nes ant tiek per stresą užspausta, net taip įsitempę jaučiu, kad, tiesiog, tai kokia dar dainavimas gali būti jau. Atsiprašau labai. Tai va, tai ačiū labai, kas palaikot, iš tikrųjų žiauriai nice. Ačiū labai. Būtų gerai tiesiog išsispręsti tą skolą ir viskas. Būtų labai nice. It's tiesiog amazing. Laura draugės irgi, Laura sako, aš pavydžiu mašinų ar ten kažko važinėja, jis man rodo savo draugės su mašinom. Tai irgi toks jausmas, kai tu matai iš šono visą situaciją, tu matai žmogaus veidą, kai jis laukia tam tikro momento ir kai aš tiesiog čia kaip pajuokos objektas gaunasi iš bandymo kažkokio tai rato, tai žinokit, taip toks šlykštus jausmas, kad jūs net neįsivaizduojat. Ir žmogus vėliau stebisi, kaip aš suprantu. Neįmanoma nesuprast, neįmanoma. Kai tu jauti gerą jausmą ir kai atsiranda įtampa iš karto ir tu lauki, kol ta mergina pasisuks ir parašys pavydi. Jinai pavydi. Ko aš galiu pavydėti? Ko aš jums galiu pavydėti, sakau? Jūs pamirškit. Aš noriu savo gyvenimą sutvarkyti, aš nieko nematau. Aš myliu visus žmonės ir visą laiką mylėjau, visą laiką gerbiau, visą laiką rūpinausi, stengiausi ir tose agentūrose demaskuot kažką, kad kitiem būtų geriau, nes aš jaučiu, kad mane kabina, tai reiškia, matau jau, kas prisitaiko ir ką kitus kabina, bet yra vyresni žmonės ar su vaikais žmonės, tai aš paukodavau savo, kad būsiu atleista, bet aš bent jau kažkiek tas sąlygas pagerindavau. Ir iš tikrųjų, paskui pasidomėjus, tos sąlygos pagerėdavo, tikrai pagerėdavo. Va, net Laurį nuvedžiau į tą Orange Craft, kur ten žiauriausia buvo su tom trąšom ore. Buvo ir dar daugiau kompanijų, gėlių tokių su trąšom tenais, kur ore nevedinama patalpa, nors su trąšom, chemikalais ar bet kuo turi būti gerai vedinamos patalpos darbuotojams. Tai surizikuodavau, kad būtų kitiem geriau, tai man sakau, ar jūs ten, nežinau, nors ir rūmus karalių turėkit, sakau, aš nepavydėsiu ir nepavydžiu, man ne to reikia, sakau, aš per gyvenimą ir turėjau ir gerų momentų ir tikrai turiu didelį sodą ir tikrai galiu būti ir nuosavam name pas savo mamos brolį, tarkim, mane galiu bet kada nueiti. Aš patyrus ir tą gerą gyvenimą, aš žinau, ko man reikia, aš nepavydžiu, suprantat, man nereikia to, sakau, aš mažiausiai apsikraunu pavydu, kai man muzika suteikia didžiausią laimės
gerą jausmą, kai sakai komplimentų žmonėm, kai atrandi gerų žmonių, kai tu patiri kažkokį tai gerą pasivaikščiojimą tarp medžių, kur ten gali palakstyti, pajuokauti, parėkti, kažką draugiško. Tai man tai teikia laimės ir man ne tik, kad teikia mintise laimės, bet man ir jausmas, aš jaučiu kūne jausmą skirtingą, tai yra širdį gera, čia gera. Ta prasme, geras jausmas, ne tik, kad čia geras jausmas, bet čia geras jausmas, čia geras jausmas, čia balsas kitoks. Dabar man va viskas užsispaudė tiesiog. Pizda, negaliu. Tiesiog, nu ką galiu pasakyti. Ką gali pasakyti čia? Gal jisai supyko, kad aš gėjum jį pavadinau, nežinau, bet taip atrodo. Kažkaip. Nes kad čuvakas pavydėtų, ko aš net neturiu, bybė šiandien sakau. Čia jau per daug yra. Neverkiu, biškį tik tai susigraudinau. Jau galva kaip skauda, tai pizda, negaliu tiesiog. Reikia išgerti vaistų, jaučiu. Ai, machai. Pizda. Oh my goodness. O, dievulėliau. Fiza. Jeigu galit, man reikia tik tai kem 6 eurų susirinkti, tai būtų žiauriai gerai, jeigu padėtumėt. Būtų labai gerai, jeigu padėtumėt. Aš šiaip neprašau, sakau, pinigų, man nereikės daugiau, aš neprašau. Nebent golą kažkokį tai surinkti ar kažką, jūs padedate, tai žiauriai smagu, nes aš turėjau ambicijų į studiją nuvaryti ar kažką, tai ačiū, kad prisideda, čia kaip parama, čia kaip contribui kažkas panašaus, kaip Patreon. Nepala, contribui, tai čia kitas yra, kažkaip vadinasi kitaip, nu žodžiu, Patreon. Tai čia tik to, kas yra naujas Patreon dabar. Kur Skirmantas Malinauskas naudojasi ten kurdamas istorijas, tai aš nekuriu istorijų, aš rodau savo istoriją. Kitų žmonių nenorėčiau rodyti, bet jie atsiranda tiesiog, jie patys įsiprašo, tai čia mano Patreon. Jeigu norit, paremkit mane, nes man reikia dabar baisiai susimokėti sąskaitą, tai čia yra mano revoliutas, man trūksta tik kem 6 eurų. Tau po 1 centas. Nu gerai, man kad ir po 1 centą, jeigu 1000 sumestumėt po 1 centą, jau čia būtų nemažai. Tai gon. Aš atseptinu viską. Man ir centai gerai. I don't care. Kažkiek bent jau, kad, nes ir tam pas dantistę, tai aš turiu ant dantis, viskas okei. Aš bėdos mama padengs kažkiek, bet nenoriu jos prašyti labai, nes jau pensijoje, tai irgi suprantat. Nežinau. Man rašė, dabar atsiuntė numerį, dėl vieno darbo nenoriu sakyti, nes vėl gali pakenkti arba nepakenkti, tai aš paskambinsiu rytoj. Sakė būtinai paskambinti, nes ieško jie darbo vienam restorane, tai tikiuosi, kad pavyks pusė etato, pilno etato norėčiau, bet negaliu, nes dar yra per sunku, sakau. Dar per sunku biškį.
dar yra per sunku. Tai tiesiog būtų gerai, kad pusę etato man leistų, gal aš įsivažiuočiau į tą, nes aš, kai būnam, pavyzdžiui, kai su Gerda buvom mes mieste, tai galėt pamatyti, aš bendrauju su žmonėm. Žmonės mane atpažįsta, žmonės prašo nuotraukos, žmonės mane gerbia, mane myli. Mane didžiuojasi, aš irgi juos myliu, aš ir pakalbu, ir pagiriu, ir pakalbu, ir pagiriu, ir pakalbu, ir pagiriu, ir kažkokių tai pripūstų mergų, kad aš jų visų nekenčiu. Ne. Vienas yra, kurios, taip, sako, pasidariusiu aš, bet man patinka, man gerai, man padeda, tai mano darbas, mano kažkas padeda, viskas okei. Bet kai tu čia sakai, jinai stumia, nes mano lūpas didelės, man skaudu dabar, jinai pavydi. Arba jinai stumia, nes mano papai netikri, jinai man pavydi ir mane skaudina dėl to. Tai tiesiog tau skaudu pripažinti, kad kažkas netikra yra. Tai kaip tu gali nuspręsti darytis, jeigu tu nežinai, ar tu būsi laiminga, kai kažkas netikro bus. Tai tą supraskit, nes jūs žmonės nelabai suprantat, sakau, kad ten vyresnės kažką minimaliai pasidaro, kai jau 40 metų, 50, jeigu turi ten kažkokių tai finansų ir norisi, nežinau, sužavėti ką nors, būti geresnėm, įtikti kažkam ar vyrui įtikti, nes netinka, tai čia yra biški skaudus dalykai, bet jeigu jum padeda, nes čia skaudu, jeigu tu vyrui tai, aš suprantu, jeigu labai greit pasensta kiti žmonės, ar jam pakenkia kažkas, ir tu netinki savo artimiausiam žmogui, gal tai ir pretekstas pasikeisti, aš nežinau, čia kiekvieno jūsų čia sprendimas, manęs jūs nekiškit, tiesiog nekiškit jaunom mergaitėm, kurios vėliau turi, oi, mano krūtinė negraži, kaip aš tai vapšė papų nenorėjau, ta prasme, aš iki kol Lauryną sutikau, aš nenorėjau tos krūtinės vapšė, aš norėjau būti kuo kudesnė ir kad tų papų vapšė nebūtų, man šlykštų tie papai, man tiesiog. Bet paskui kažkaip lyg ir, nežinau, priaugau biškį tą svorį, žiūriu, kad gražiai atrodo tas suknelės, tie lemenukai, kažkaip man gražu ir tas underwear ir visa kita. Pradėjau džiaugti savim ir piso nuodą, nes taigi sesė jo su silikonais, nes taigi jo pusė draugių ir buvusių mergų, visos su silikonais. Tai nuodas piso, už Ritą irgi baisiai piso, nes Rita irgi su silikonais. Žodžiu, tiesiog tai. Kodėl? Tai kad jūs susidedat, aš turiu kentėti? Čia tiesiog nuprotėjimas, sakau. Aš jums įdedu, ne aš jums sakau, kad jūs negražios ar kažkas, aš jums nei karto nesu pasakęs, kad jūs negražios buvot, ar esat, ar būsit, nei karto. Prisiminkim tą Miglę, su kuria mes buvom geras draugas, klasiokės, kaip jinai ten sumušė, suorganizavo tą sumušimą, nes aš ją kekšę tai pavadinau, čia buvo byloj parašyta jos parodymai, byla buvo, kai man 13 metų buvo. Tai nei kartą nesu pasakęs, kad jinai šlykšti, negraži, nors buvo biški apkūni, kaip tik sakydavau, kad graži šypsena, graži, biški pasportuok, Šarūnei lygiai tą patį sakydavau, kad tu graži, pasportuok, versdavau iš 1 į 4 aukštą ir daug vaikščiot, kad tik tai numesti tą svorį, kad pasijustų geriau. Nei karto neišgirdot iš manęs merginos, kad aš ant jūsų stumiu. Nei karto nebuvo nei vieno stumimo, tiesiog kai pajaučiau, kad jau per daug į mano privačią erdvę lendat, fotkinat, ten kitiem rodot, ten mano tos dantis, ten kažką. Aš tiesiog nuo jūsų norėjau atsiskirti, nes aš jaučiau įtampą ir pavargau tiesiog. Tai man 13 metų buvo, aš jau tai jaučiau iš jūsų. Tai jūs nepykit, mano pasirinkimas, ar aš noriu tokių draugių ar ne. Tai jūs įsižeidžiat dėl to. Tai jūs vienintelės pavydit. Jūs vienintelės jaučiat pavydą su kerštu. Ir skausmą, nes pačias nesuprantat, kas jums viduj yra, nes jūs dėmesio negalit gauti. Žiūrėkit, aš dabar dėmesio nepasidažius, be papų, be lūpų, gaunu 1200 žiūri, tai nemanau, kad tame yra esmė, jausme, kad tu kovoji už tai, kas yra teisinga ir kad būtų teisinga ir saugu visiems. Visiems yra svarbu gerai ir saugiai jaustis, nesvarbu, kokiam tu statusą esi, bet visiems yra svarbiausia saugiai jaustis ten, kur gyveni.
ir gerai jaustis ten, kur gyveni. Ką aš visą laiką ir bandydavau. Nuo mokyklos laikų visą laiką. Per dailės pamoką Neverono mokyklai pusiai klasės piešdavau per dailės pamoką piešinius kaip koks duchas tiesiog. Nes jie ne visi moka piešti ir norėdavo gauti 10-tukus, tai aš padėdavau. Pusiai klasės. Ir tai nebuvo vienas, ne 2 kartai, tai buvo konstantly kiekviena dailės pamoka, kai reikia piešti. Tai jūs iš manęs gaudavot už dyką daug dalykų. Nepaisant to, ką už nugaros darėt, ką aš pastebėjau, kas vyksta paskui. Tai negalvokit, kad manęs neskaudino, bet aš jums nekenkiau niekada. Niekada nekenkiau. Tiesiog nustojau bendrauti ir viskas, nes man tiesiog jūsų nereikėjo. Varkis suko konkrečiai žmonės, Bet man buvo smagu, man patinka piešti, man patikdavo, kai dailės mokytojas sako, tu Giedrė labai daug pieši, kaip man ten 12-11 metų, tai čia yra kaifas gauti tokius komentarus. Čia yra smagu, kad klasiokai įsigandę, kai kurie prašo, Giedrė, ar galiu man nupiešti, man reikia. Ir aš galiu, žinoma, kodėlgi ne, tai man smagu, kad jūs gausit gerą pažymį. Bet man kažkaip matematikui ar kažkur, kur man reikėdavo, kažkaip matot, dailė nuvertinama buvo jiem, net ir vaikam. O matematika buvo jau kažkas tipo aukštesnio levelio ir jie nepasidalindavo pagalbą su manim kažkodėl. Nors aš tikrai ne vieną kartą ir ne 2, ir ne 3, ir ne 4, ir ne 5 pusiai klasės piešdavau tos piešinius Neverono mokyklai. Tai, kad gautų 10-tukus, kad vaikai gautų 10-tukus. Būdama vaikas. Tai, aš žinau tiesiog. Nemanau, kad aš kažkada pavydėjau, sakau, čia yra 1000 įrodymų. Pas mane jokio pavydo nėra. Kad ir su Šarūne bendravom, kad ir aš čia daugiabutį gyvenu, ne? Šarūnė priešais mane turi nuosavą namą. Nei karto jai nepavydėdavau, nei karto. Mes eidavom pas ją, užeidavau aš pas ją jo, bet aš nesijausdavau niekada, kaip būčiau ten, tarkim, savo žmogus. Aš nelįsdavau, neniokodavau nieko kažkaip. Priešingai negu jinai. Nors ne į savo namus pasikviečiau, bet į vieną nuomojamą tokį kambarį. Tokią chatą nuomojamą čia, nes mano mama gavo raktus nuo tokios kaimynės, nes neišvažiavo. Ir aš vieną kartą paauglė būdama padariau blogą darbą ir pasikviečiau į tuos namus Šarūnę. Tai jinai ten daiktus pradėjo mėtyt, kad pakenkti man. Nors aš į jos namus niekada to nedarydavau, nes man tiesiog nekyla rankos tai daryti, man nesvarbu, kokie tai bus namai. Aš sakau, nėra taip, kad aš pavydėčiau daiktų ir niekada taip nebuvo. Man ko reikia, aš savo stilių susidedu, man kažkaip, aš džiaugiuosi tiek, kiek aš turiu ir aš noriu daugiau turėti. Bet aš žinau, kad tai limitas, nes tai ne nuo manęs vienos priklauso, kiek aš turėsiu, tai labai daug nuo artimųjų priklauso, labai daug nuo giminių priklauso, labai daug nuo draugų priklauso, draugų beveik aš neturiu. Kristina viena, jos brolis gal kažkiek. Bet ir taip paskutinį kartą ten įrašinėjo viską, ką aš nekėjau, tai nežinau, ką jis darė su tuo, net neįsivaizduoju. Juliją norėčiau priimti, bet nepriimsiu dabar pavargus aš nekėtis, nežinau. Bet jeigu jie kartu sudėjau, tai man kaip ir patinka, aš dabar ir supratau, nes aš tiesą sakant iš pradžių supykau, nes kad jinai tą užduotį man tokią žiaurę davė, aš net nesupratau, kaip galima taip iš karto nemėgti, tiesiog nemėgti manęs. Pirmą kartą betlą darom ir jinai sako, įsibėgėk ir pizgaus jam ten kažką tokio, vos ne. Ir aš įsižiūriu, galvoju, dūchini tu čia mane per betlą, ta prasme, kur žmonės mato viešai. Bet vėliau supratau, kad galimai aš suprantu kodėl. Tai aš atsiprašau, nežinau tikrai. Bet jūs viską slepiat, tai irgi nėra. Kaip galima jums lengva tai būti slėpti viską? Tai čia naudinga turi būti, jeigu lengva slėpti. Nes aš kitaip nesuprantu. Turi būti naudinga, bet kaip tiek laiko tada atskirai galima būti ir apsimet. Aš nežinau, nebent pavargsti. Bet kaip su mylimu žmogum tu gali pavargti būti. Tai aš irgi nesuprantu šitą. Man keista. O jeigu jau nebemyli, tai reikia stengtis kažkaip, kad nedingtų tą meilę, jeigu tai yra šeimos nariai, ar tai yra kažkokia tai santuoka, ar kažkas. Tai reikia stengtis, kad tai būtų laisva, tai dėl ko tu gyveni, ta prasme.
kad būtum įkalintas tam pačiam rate ir kad tu išliptum iš to rato. Ir jeigu papuoli dar išliptum iš to rato, tai nežinau, sakau aš. Man sunku pagalvoti, sakant, aš taip norėčiau išeiti iš šitą gyvenimą, jūs net neįsivaizduojate, aš jums taip atvirai pasakysiu. Bet gaila negaliu, suprantat. Tai iš tikrųjų norėčiau išeiti, nes man nelabai kas suprantama, man taip suprantama viskas lengvai, kad man nesuprantama, kaip taip galima. Kas bus, jeigu nesusimokėsiu, taigi kaupsiu skolą, nu.